Šią laidą mes pradėsime neįprastai ir atkreipsime jūsų dėmesį į šią mokslininkų prognozę. Vėliau jūs suprasite, kodėl mes tai padarėme. Pirmosios šalys, kurios per artimiausius 5-7 metus nustos egzistuoti, yra Japonija, Kinija, Indija, Italija, Didžioji Britanija ir Arabijos pusiasalio šalys. Taip yra dėl tų teritorijų geologinės padėties ir jų pažeidžiamumo dėl klimato katastrofų. Visos likusios šalys gyvos šiek tiek ilgiau, bet galiausiai ir jų lauks toks pat likimas. Ši prognozė sukėlė visuomenėje rezonansą ir karštas diskusijas. Kai kurie mokslo bendruomenės nariai bandė jį ignoruoti, tačiau skeptikų skaičius kasdien mažėja, nes realybė patvirtina didelę šios prognozės sėkmės tikimybę. Šiandien mes jums pateiksime savaitės klimato nelaimių konkrečiame planetos regione Rytų Azijoje apžvalgą. O didžiausią susirūpinimą mums kelia Kinija, ypač atsižvelgiant į pirmiau minėtą prognozę. Taip pat mes turime jums labiausiai šokiruojančią praėjusios savaitės naujieną. Taigi, pradėkime. Nenormalus karštis. Rytų Aziją užklupo rekordinė karščio banga. Jau keletą dienų kankinantis karštis nerimsta net naktį, neleidžiantis žmonėms ilsėtis. Jau Ejank apskrityje, Kinijoje, žemiausia temperatūra dieną buvo 32,4 laipsnių Celsijaus, o Pietų Korėjoje, Gondeguano mieste minimali temperatūra viršijo 30 laipsnių Celsijaus, nors vidutinis Liepos mėnesio minimumas siekia 21 laipsnį. Tyrimų duomenimis, per pastarusius 10 metų Pietų Korėjoje ekstremalių karščių dienų skaičius išaugo daugiau nei 6 kartus, nuo 9 iki 58 dienų. Liepos 20 dieną Japonijos miestas Shizuoka tapo karščiausia vieta šalyje, kur temperatūra siekė +38,9 laipsnių Celsijaus, o tai beveik 10 laipsnių viršija normą. Nahos mieste Okinavos prefektūroje temperatūra pirmą kartą per 134 metus pasiekė 36 laipsnių Celsijaus, o Liepos 23 dieną Japonijos orų agentūra paskelbė įspėjimus apie karščio smūgį 40 iš 47 šalies prefektūrų. Traukinių eismas buvo sustabdytas keliuose Jesan linijos atkarpose. Bėgių temperatūrai viršijo 60 laipsnių ribą Ozu miesto stotyje Ehimo prefektūroje. O Kagavos prefektūroje deformavosi bėgiai. Japonija. Tuo pačiu metu kituose Japonijos regionuose iškrito ekstremalios liūtys. Liepos 20 dieną Tokijoje per 1 valandą iškrito daugiau nei 50 mm kritulių, o Šigos prefektūros Otsu mieste 90 ml. Tai yra daugiau nei pusė mėnesio vidurkio Liepos mėnesį regione. Liepos 20 dieną įvyko sprogstamasis ugnikalnių Sakuradzima išsiveržimas. Dūmai ir pelenai po sprogimo iškilo beveik į 4 km aukštį virš kraterio. Dideli vulkaninės kilmės uolienų gabalai buvo išsibarstę 2 km spinduliu. Verta paminėti, kad Sakuradzima yra Airos kalderos dalis, vienas pavojingiausių superugnikalnių planetoje. Ir pastaraisiais metais jis rodo didelį aktyvumą. Pietų Korėja. Pietų Korėjos sostinė Seulas ir jos priemiesčiai Liepos 19 dieną smarkiai nukentėjo nuo neįprastų kritulių ir potvinių. Vietomis per valandą iškrito daugiau nei 88 mm kritulių. Nepaisant to, kad šiame regione krituliai virš 30 mm per valandą laikomi dideliais, o virš 50 mm per valandą itin gausiais. O Pchajų mieste per 2 dienas iškrito beveik pusė vidutinio metinio kritulių kiekio. Kai vanduo pradėjo sparčiai kilti, gamykloje konteineryje įstrigo 5 darbuotojai. Laimiai, jie buvo laiku atrasti ir išgelbėti. Dėl stiprių liūčių buvo evakuota daugiau nei 900 žmonių. Seule dėl stipraus lietaus buvo visiškai sustabdytos abi Dongbu greitkelio jungiančio miestą su Gyeonggi provincija kryptys. Taip pat buvo uždarytas Nabu apygardos greitkelio atkarpos.
Inčiono tarptautinėme oro uoste buvo atšaukti 25 skrydžiai, o 4 lėktuvai dėl prastų oro sąlygų po pakilimo turėjo grįžti. Kinija. Liepos 17 rytą Hubėjaus provincijoje įvyko didelė nuošliauža. Sugriuvusi žemės tūris yra apie 800 000 kubinių metrų, o tai beveik atitinka vieno garsiausių pasaulyje dangoraižių tūrį. Griūtis prasidėjo kalno pakraštyje, tačiau netrukus didžioji kalno dalis visiškai nuslydo žemyn. Kartu su ja nuslinko 1200 metrų ilgio plento atkarpa ir apie 4 hektarus citrusinių sodų. Junan provincijoje, greitkelyje, ant uolos krašto nuošliauža užblokavo automobilį. Žmonės turėjo vos kelias sekundės ištrūkti pro langus ir liuką, kol slenkantį žemę nustūmė automobilį į bedugnę. Liepos 20 dieną uolų griūtys užblokavo kelius į 13 kaimų Naningų apygardoje Guansi provincijoje. Laimei aukų nebuvo. Itin dideli krituliai ir potvyniai paveikė didžiulės šalies teritorijas. Vanduo didžiausios pasaulyje hidroelektrinis 3 tarpeklių užtvankos rezervuare pakilo 15 metrų aukščiau nei įprastai. Henano provincijoje vandens lygis 33 rezervuaruose viršijo kritinį lygį. Kad užtvanka negriūtų, iš rezervuarų reikėjo skubiai išleisti vandenį. Vanduo veržėsi pasroviui ir sukėlė staigius potvynius. Kai kurie Henano ir Šansi provincijų gyventojai nespėjo evakuotis, nes per vėlai buvo perspėti apie vandens išleidimą. Kai kurie namai, automobiliai ir dirbamos žemės buvo užlieti arba visiškai sunaikinti. Gelbėtojai greitaeigiais kateriais judėjo gatvėmis, kad spėtų gelbėti žmonės iš užlietų namų. Dieną anksčiau, Nanyang mieste Henano provincijoje per vieną dieną iškrito 70% metinių kritulių kiekio, o tai pablogino situaciją. O Baodzi mieste Šansi provincijoje per 24 valandas iškrito 1,5 mėnesio kritulių ir buvo sumuštas vietinis dienos kritulių rekordas. Smarkios liūtys užtvindė miestų zoologijos sodą, todėl gyvūnai buvo įstrigę. Liepos 17 dieną darbuotojams pavyko perkelti smulkius gyvūnus, o didelių gyvūnų aptvaruose iš smėlio maišų buvo pagamintos užtvaros. Jie gali tik laukti, kol vanduo nuslūgs. Nepaisant zoologijos sodų darbuotojų pastangų, kai kurie paukščiai nugaišo. Liepos 19 dieną Šansi provincijos Žašui apskrityje iš dalies sugriuvo kelio tiltas. Į upę įkrito mažiausiai 25 automobiliai. Liepos 21 dieną rasta 15 žuvusiųjų. 10 dingusių žmonių paieškos tęsiamos. Šanjano apygarda taip pat rimtai nukentėjo. Buvo apsemti keliai, uždaryti greitkeliai. Naktį Manžulį kaimą apėmė potvynis ir praktiškai nušlavė jį nuo žemės paviršiaus. Sičianio provincijoje dėl neįprasto liūčių kiekio kilo dideli potvyniai ir nuošliaužos. Dzygų apygardoje Lešan apskrityje 80% gatvių buvo užtvindytos. Liepos 20 dieną Sinhua kaime dėl smarkios liūties vandens lygis upėje pakilo. Nuplauti 40 namų, sugriauti tiltai ir keliai. Žuvo 10 žmonių, o 29 dingo be žinios. Paieškos ir gelbėjimo darbai vis dar tęsiami. Liepos 19 dieną galinga smėlio audra Gansu provincijos Danhuang miesto dangų pavertė miglotai geltona spalva. Stiprus vėjas nešė orų smėlį, o matomumas sumažėjo iki mažiau nei 100 metrų. Kelių policija, siekdama užtikrinti saugumą, kai kuriuose maršrutuose įvedė laikiną eismo kontrolę. Populiarus turistų lankomas rajonas Mankšos oazėje su pusmėnulio formų šaltiniu laikinai uždarytas. Liepos 20 dieną didžiosios Kinų sienos lankytojus užklupo lietus ir stiprus vėjas, kuris vertė žmonės iš kojų. Liepos 22 naktį
Taifūnas Prapirun užklupo pietinę Kiniją, sukeldamas smarkias liūtis ir stiprų vėją Hainano saloje. Per parą 12 miestų ir apskričių iškrito daugiau nei 100 mm kritulių, o vėjo gūsiai siekė 38 m/s. Daugiau nei 26 000 turistų buvo evakuoti taifūnų keli Guandongo ir Guansi provincijose. Saloje buvo sustabdytas kelių ir greitųjų traukinių eismas. Laikinai uždarytos lankytinos vietos populiariame Sanijos mieste. Akivaizdu, kad vaizdo įrašų pradžioje skelbta prognozė jau pildosi. Tai ypač akivaizdu Kinijos pavyzdyje. Šalis yra apimta nuolatinių kataklizmų. Jie atima žmonių gyvybės ir tiesioginė to žodžio prasme griauna šalį. Oficialiais duomenimis, vien per pirmąjį 2024 metų pusmetį Kinijoje nuo stichinių nelaimių žuvo arba dingo 322 žmonės. Nukentėjo daugiau nei 32 milijonai žmonių. Ekonominiai nuostoliai viršijo 13 milijardų. Kinija tikrai turi aukštą techninį lygį, tačiau to nepakanka norint susidoroti su augančiais destruktyviais kataklizmais. Be to, šios šalies potencialo praradimas bus lemtingas visai žmonijai. O svarbiausia, kataklizmai nesibaigs vien Kinijoje. Per ateinančius metus jie sunaikins visą planetą. Kaip ir žadėjome, viena labiausiai šokiruojančių praėjusios savaitės naujienų. Pirmadienis, 2024 m. Liepos 22 diena, tapo karščiausia diena Žemėje ir sumušė prieš dieną, sekmadienį, pasiektą rekordą. Mes matome precedentų neturintį vaizdą. Rekordai sumušami ne kas mėnesį, dešimtmetį ar kas metus, o jau kitą dieną. Be to, 2024 m. birželis tapo 13 karščiausių mėnesių iš eilės planetoje nuo orų stebėjimo pradžios. Kokią išvadą mes norime padaryti šiandien? Jau keletą metų mūsų tarptautinė savanorių komanda kasdien stebi klimato situaciją planetoje. Tai daroma siekiant objektyviai sudaryti vaizdą ir perteikti jį žmonėms. Tarkime, tai akivaizdu, bet jie svarbūs. Išspręsti problemą įmanoma tik tada, kai supranti, kad jie egzistuoja. Ir kuo ilgiau visuomenė lieka akla, tuo labiau tikėtina, kad prognozė, kurią jums rodėme pradžioje, išsipildys. Kaip sako gydytojai, kuo ilgiau tylėsite apie problemą, tuo didesnis kvitas bus vėliau. Pats dažniausias klausimas komentaruose toks. Tai ką daryti? Visų pirma, maksimalus žmonių skaičius turi suvokti, kas vyksta su mūsų planeta ir kas mūsų laukia toliau. Šioje užduotyje pagrindinis žingsnis yra informavimas. Štai kodėl kas savaitę skelbiama informacija apie klimatą. Būtent todėl mokslininkai kartu su savanoriais sukūrė forumų pasauliniai kriziai ciklą. Kuo daugiau žmonių dar susipažins su šia informacija ir ją platins, tuo didesnė sėkmės tikimybė. Ačiū Dievui dabar, kaip įrankį mes turime socialinę žiniasklaidą. Kai visuomenė pasauliniu mastu suvoks situacijos kritiškumą ir pradės matyti problemą, tai ši darbotvarkė bus visuomenės paklausa numeris 1. O tai savo ruožtu lems viso mokslinio potencialų susivienimą. O tai leis mums visapusiškai ištirti problemą ir sukurti sprendimą. Mokslininkai, kuriems padedame jau daug metų tyrinėję ir sukūrė sprendimus, kaip išspręsti klimato problemą, tačiau jie sako, kad jiems tiesioginė prasme neužtenka rankų. Kadangi tai mūsų bendra problema, tai ją turi spręsti visas pasaulis. Kai žmonės kartu išspręs klimato problemą, tai jie supras, kad geriau, efektyviau, saugiau ir gražiau yra vienytis, nei bartis ar skaldytis. Tai savo ruožtu leis sukurti pasaulį, kuriame karai sustos, o visuomenė vystysis, padarydama vystymosi šuolį. Tai labai realios perspektyvos, kurios dabar priklauso nuo tavo sprendimų.